Labas, labas, sakau tau prisijungus prie manęs šitame video, kuriame šiandieną kalbėsiu tema apie tai, ką iš tikrųjų reiškia perėjimas į tikrą moterišką klestėjimą. Ne kaip verslo strategija, o kaip asmenybės virsmas. Jeigu šiandieną jautiesi pasiruošusi naujam skyriui, naujam etapui, atskleisti kažką tai daug smagesnio tau, daug labiau pilnatviško tau ir turi klausimą, kaip, tai lik su manimi, nes šitame video mes kalbėsim būtent apie tai. Kalbėsim apie temą, kuri iš tikrųjų sugrįžta vėl ir vėl mano darbe su klientėmis, su moterimis, mano bendruomeniai, aplinkui mane. Ir kalbu ne apie strategijas, kalbu apie tai, kaip iš tikrųjų pereiti į tą aukštesnio dažnio verslą, aukštesnės vibracijos verslą, patirtį, kur tu nebenori daryti daugiau ir nebeturi daryti daugiau, bet gali turėti daugiau erdvės gyventi. Vadinasi, esi moteris, kaip ir daugelis mano sutiktų moterų per mano 10 metų mentorystę, pasiekusi sėkmę savo karjeroj profesiniam versle. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu turi viską ok, turi sėkmę, kuria džiaugiesi, atrodo, kad viskas tavo gyvenime vyksta tvarkoj. Tačiau esi iš tų moterų, kuri nori daugiau. Nori daugiau finansinio augimo, nori daugiau erdviškumo savipriežiūrai, nori daugiau laiko su santykiais, su tavo šeima. Ir viso to nori kažkokiu nauju būdu, nes tu žinai senąjį būdą, žinai, ką reiškia imtis veiksmo, vykdyti strategiją, įgyvendinti planą, tau tai žinoma. Tačiau tu nebenori daugiau spausti, nebenori daugiau jėgos naudoti, todėl kad iš tikrųjų stovi ant slenksčio į visai kitą erą, kitą etapą savo gyvenime. Ir tu to nusipelnei. Tu esi verta versti tą kitą skyrių savo gyvenimo knygoj su daugiau pasimėgavimo. Ir čia, šitoj vietoj, daugelis moterų pastringa, atidėlioja šitą savo svajonę gyventi aukštesnės vibracijos verslą ir gyvenimą aukštesniai kokybei. Todėl, kad kyla klausimas, kaip? Žinai, kad nori daugiau ir žinai, kad nebe taip, kaip iki šiol. Tačiau kaip? Kaip tai padaryti? Kaip tenais atsidurti? Ką daro daugelis? Daugelis mąsto taip, kad tai yra apie dar vieną planą. Tai reiškia, tu gali manyti, kad turi išsitraukti brėžinius, susistyguoti žingsnius 1, 2, 3 ir imtis step by step, kaip sakant, ar ne, žingsnis po žingsnio, vėl tą patį trukt nuo pradžių, lipti į tą aukštą kalną, į kurį jau lipai ir darei, ir tai visai nepanašu į tą patirtį, kurios tu nori, ar ne? Kitos moteris galvoja, kad galbūt jos dar nenusipelnė atrakinti tų durų į tą lengvesnę patirtį, į tą laisvesnę saviraišką, į tą didesnių pajamų finansinės grąžos skyrių. Jos galvoja, kad
Jos turi nebūtinai, kad daugiau dirbti, bet galbūt tapti dar geresne, dar tobulesne, dar pasidaryti namų darbus, nors tu, kaip sąmoninga moteris, jau atlikai daug namų darbų. Studijavai universitetuose, pabaigai sąmoningumo mokyklas, dalyvavai kokiose tai stovyklose, kursuose, perskaitai eilių knygų ir galbūt netgi kaip daug mano klienčių tau net atsibodo tos temos. Tačiau kaip vis dar nėra aiškus. Tai kas vyksta tuo metu, vyksta toks klaidžiojimas apgraibomis, žinant, kad senas, praauktas ir, kaip sakau, tai tampa tokiu nykimu, ar ne? Bet tu nesi moteris, kurie atėjai čia nykti, tu žinai, kad tu atėjai gyventi pilnatviškai, ar ne? Ir tu esi moteris, kuri imi visą tai, ką gyvenimas gali duoti geriausio. Tik tai kartais mums visiems reikia daugiau aiškumo, ar ne? Ir koks tas aiškumas ir kokia tiesa yra, kaip tau šiandieną sutrumpinti tą klaidžiojimų laikotarpį. Tiesa yra paprasta, kad tas perėjimas, tas tranzitas į tą tikrą moterišką klestėjimą nestovi ant strateginių pamatų visų pirma. Visų pirma, kas stovi tarp tavęs, kur tu esi ir tos versijos tavo verslo, tavo gyvenimo patirties, yra gilus asmenybės versmas. Ir tai yra vieta, į kurią dauguma net nenori žiūrėti. Aš tikiuosi, kad tu klausaisi manęs, todėl kad tu esi pasiruošusi liudyti tai ir tu kaip sąmoninga moteris supranti, kad tavo kitas šuolis į kitą etapą, kitą išsiplėtimą gausoj finansuose, įtakoj, poveikyje, lyderystėje, gyvenime, santykiuose apims transformaciją. Ar ne? Ką tai reiškia? Taigi sužlugdau tuos iliuzinius momentus, kad tai įvyksta per vieną naktį. Kad greitai tiesiog pasakysi taip, priimsi tą sprendimą, atversi duris ir pateksi tenais į tą visai naują patirtį. Taip nebus ir nebus taip, kad tau teks nueiti labai daug žingsnių. Nes kitu atveju tu gali galvoti, kad tau atversi duris ir prasidės tas darbas 20 metų ir tu tenais keliausi. Tai senas būdas. Būdas, į kurį aš vedu savo klientus, yra be šito sunkaus darbo. Kaip tai atrodo? Tai reiškia, kad visų pirma, tai vyksta tavo kasdienybėje. Tai vyksta lygiagrečiai su tavo esama rutina, su tavo santykiai šeimos, su tavo dabartiniu verslo vedimu. Ir visų pirma, tai reikalauja paleisti. Paleisti tai, kas tau praaugta. Paleisti galbūt įsitikinimus senus, galbūt senus elgesio įpročius. Kokie pavyzdžiai? Pavyzdžiui, tikros, drąsios, galingos, ryškios savęs slėpimą. Pavyzdžiui, vertės nepriėmimą, tikrosios vertės nepriėmimą arba vengimą. Pavyzdžiui, tikėjimą, kad tik tai sunku darbu gali būti saugi. Tai reiškia, kad šitame perėjime reikia paleisti kontrolę. Kontrolę prie to, ką tu jau žinai. Reikia atsiverti tai transformacijai ir pokyčiui. Reikia
pasiruošti jam ar ne, kistis ir žiūrėti, ką praaugau, ką paleidžiu, kas turi būti pakoreguota. Ir priedu to, kodėl daug moterų nepavyksta, nes tu gali galvoti arba norėti man pasakyti, jeigu mūdvi turėtumėm gyvą pokalbį, galbūt tu sakytum man, bet aš visą tai dariau. Ir aš girdžiu taip dažnai girdžiu tai iš moterų. Viktorija, dariau visą tai, ką tu man sakei daryti. Jeigu moteris atėjo į VIP dieną, aš jai perdaviau įrankius, jinai bandė tai įgyvendinti, bet tos durys į tą kitą versiją jos gyvenimo ar verslo dar neatsivėrė. Kas vyksta tuomet? Tuomet daug moterų sumažina savo viziją, nuo kurios ir pradėjo. Uždarai duris, kitaip sakant, sutrauki tą potencialą, kurį tu prieš keletą minučių, prieš keletą dienų, prieš keletą mėnesių savo svajojai iki tol, kol ėmėsi veiksmo. Pradėjai visą tai tvarkyti, pasirodė sunku, pasirodė, kad gal greitai nematai rezultatų, galvoji, man tai neįmanoma ir aš liksiu su tuo, kas jaučiasi saugu, komfortabilu, ką matau, kas veikia, net jeigu tai tave žaloja, net jeigu tai tave apsunkina, emociškai džiaugsmą vagia, ar fizinio kūną, tavo kūnas sako stop, ar kitais būdais. Tai vadinasi, tai reikalauja ne tik tai paleisti, kas praaugta, tai taip pat reikalauja įvaldyti du pasaulius, nes šitame procese vyksta visko daug, ar ne? Daug dalykų, kurie turi būti suvaldyti tam, kad tos kvantinės durys į tavo viziją, tai yra paspartinta ta tavo aukščiausios gerovės troškimų realybė, atsirastų tau čia dabar. Tai yra, reikia suvaldyti ne tik vidinį procesą, reiškia, kyla procese abejonės, tu pakyli į įkvėpimą ir nukrenti į abejonės. Iškyla emocijų, kurias reikia suvaldyti, reiškia, reikia savęs valdymo, reikia mąstymą savo koordinuoti ir diriguoti, reikia dialogą savo vidinį perrašyti. Tai yra visa tai, ką aš savo klientes mokau ir padedu joms mūsų mentorystės procese, kada einam vieną su viena, kaip partnerės į jos viziją. Aš kaip sąjungininkė galima sakyti. Ir taipogi yra lygiai vienu metu be šito vidinio pasaulio vyksta tavo gyvenimas išorėje, ar ne? Tavo komandos valdymas, galbūt pertvarkymas komandos. Kai tu keitiesi, nauji darbuotojai, nauji komandos nariai ateina. Galbūt tai yra delegavimo įgūdžiai, galbūt tai yra komunikacija, žinutė keičiasi apskritai tavo asmeninio prekės ženklo. Reiškia, struktūrą reikia pakeisti, reikia pertvarkyti visus tavo pasiūlymus. O jeigu prie šitų dalykų prisideda dar ir asmeniniai santykiai, tavo romantinis gyvenimas, tavo meilės gyvenimas, su partneriu, su vyrai, su aplinka, tai iš tikrųjų tampa labai jautriu procesu. Ir šiandien aš kalbuosi su tavimi, jeigu tu eini per tai, kad pasakyčiau, kad tai nėra tik tai vaivorykštėm nušviestas kelias dažnu atveju, ar ne? Ir būtent čia įžengia mentorystės galia. Ką duoda mentorystė? Mentorystė duoda, bent mano mentorystė, jinai duoda ne tik tai stiprų emocinį, energetinį tavęs palaikymą šitame vyksme.
Ir aš girdžiu backgroundą stiprių ir galingų moterų pasakymą, manęs nereikia palaikyti, aš pati įveikiu viską, pati pasidarau, esu savarankiška, pasistačiau vieną verslą ar karjerą, užlipau savarankiškai, niekas nepalaikė, kodėl dabar man reikėtų palaikymo. Tai yra susiję su tavo gyvenimu klestėjimą tikro moteriškumo. Įsivaizduok, tu nori būti palaikoma, labiau palaikoma gyvenimą, labiau palaikoma tavo komandos, labiau palaikoma tavo partnerių, tu nori atsipalaiduoti ir būtent tai gauni mentorystės procese. Tai yra viena tavo dalis, kuri dažnai yra įsitempusi, spaudžia save. Galbūt visas tas atsakomybės sukoordinuoti, suvaldyti. Aš žinau, ką tai reiškia nešti ant savo pečių daug. Ir tau kaip stipriai, versliai, ambicingai moteriai, tu esi ta, kuri daug palaiko. Ir todėl gauni tam tikrą atsipalaidavimą, suminkštėjimą ir sušvelnėjimą tame procese. Priedų tai yra taip pat strategija, kur padedu tau įgyti tam tikras rekalibracijas, kurios reikalingos specifiškai tavo verslui arba tavo asmeniniam prekės ženklui. Tai yra suderinam jį su tavimi, galbūt tai yra komunikacija tavo vertės ištransliuota, turi būti tam tikrais niuansais, kad pritrauktum tau idealius, kokybiškus ryšius, partnerius ir galimybės, bet turėjimo save įrodinėti senu būdu. Ir priedu viso to, ką aš labai matau savo mentorystėse su klientėmis, kas vyksta, tai reiškia, kad procese labai dažnai moterims atsiskleidžia jų didesnė vizija. Kartais šitame visame verslo ir gyvenimo vedime tu kaip vizionierė, kūrėja, lyderė, pakilusi virš standarto, ar ne, gali pamesti tai, kas yra ta tavo vizija iš tikrųjų, kuri jau gyvena tavyje ir nori per tave gyventi. Kartais klientė sako, žinok, Viktorija, jau pamiršau net kur einu ir kas mano vizija yra. Tai mano užduotis yra tau išlikti atskaitingai savo vizijai, susijungusiai su ją ir padedu tau mentorystės procese kurti iš jos diena po dienos, savaitę po savaitės, tam, kad tas, kur tu atsirandi savo vizijoje, ten, kur tu žinai, esi gimusi, būti, veikti, pasireikšti ir daryti. Ir svarbiausia yra tas, kad šitas procesas vyksta be tau įprastos jėgos naudojimo, su daug daugiau aiškumo. Kiekviena sesija tau atskleidžia tiek aiškumo ir kai tu turi aiškumo, tu žinai, ką daryti, ar ne, tu gali imtis veiksmo, tu gali gyvendinti ir tu sutaupai daug metų klaidžiojimo, streso ir išvengi perdegimo. Tai nesvarbu, ar tu jau būtum jį patyrusi kaip brandaus verslo savininkė ir daugiau sakai tam ne, ar tu esi galbūt naują verslą kurianti ir ginkdie nori to išvengti, ar ne, tai reiškia sutaupysi tai, ko gali pareikalauti šitas perėjimas ir verslas, darant tai senais būdais, kurie vis dar veikia. Daugumoje tai veikia, seni modeliai, seni įsitikinimai, seni mąstymai apie ką, koks tas verslas. Tai jeigu tu jautiesi šitame taške, kur viskas yra ir atrodo ok, tu gali tai gyventi, tu esi laiminga moteris savimi. Tačiau tu girdi tą kuždėsi, kad yra laikas naujam lygmeniui, naujam etapui. Ir svarbiausia, esi iš tų moterų, kaip mano šiandienos klientė sako, Viktorija, aš nenoriu laukti, aš nenoriu atidėlioti gyvenimą. Tai yra to kalibro moteris, kurios yra
tobulos partnerės man ir mano mentorystai. Jeigu tu esi šita moteris, mes tikrai galim gerai sutarti. Reiškia, jeigu tu jauti, kad viskas sėkmingai sekasi, um, it's okay, ar ne? Bet jauti, kad naujas lygmuo yra ir esi moteris, kuri netidėlioja gyvenimo, aš kviečiu tave į individualų pokalbį. Ir šitame pokalbėje mes tiesiog pasižiūrėtumėm, kur tu šiuo metu esi, kas nori toliau atsiskleisti per tave ir koksai mentorystės variantas labiausiai atitiktų tavo unikalius siekius ir poreikius. Jeigu atrasime, kad mūdvi esam iš tiesų geras derinys viena kitai, tai susisiek su manimi asmeninė žinutė Victoria Sage. Surasi mane tiek YouTube, tiek Instagrame, tiek Facebook'e. Ir pasikalbėkim, suderinkim šitą vizijos strategijos pokalbį. Be spaudimo. Atviras, nuoširdus pokalbis dviejų moterų. Ir šitas kvietimas yra iš vidinės brandos. Jeigu nori, aš esu čia, susisiek ir surasim tinkamą laiką mums abiems. Atėjo laikas tau klestėti. Klestėti tokiu būdu, kuriame tavo moteriška pusė yra įtraukta ir remiama. Aš sakau tau, iki pasimatymo.